Šiandieną Kaune apie 4 valandą vakaro Vytauto prospekte esančią juvelyrinių prekių parduotuvę bandė apiplėšti 2 asmenys. Du asmenys įėjo į parduotuvę, pagrasino ginklu parduotuvės darbuotojams ir pagrobė juvelyrinius dirbinius. Įvykio vietoje pačių parduotuvės darbuotojų dėka buvo sulaikytas vienas iš įtariamųjų, antras įtariamasis buvo sulaikytas jau Kauno gatvėse. Jos sulaikė Kauno apskrities vyriausio policijos komisariato kinologas ir Lietuvos policijos mokyklos kursantė. Šie asmenys šiuo metu pristatyti į komisariatą. Asmenys neneigia, prisipažįsta tiksliau dėl padaryto nusikaltimo ir vieną kaip iš motyvų, kodėl jie tai padarė, nurodo, kad vienas asmuo ruošiasi savo artėjančioms vestuvėms. Gavome apie 16:50 gavom iškvietimą, kad į Vytauto 20 yra ginkluotas užpuolimas į juvelyrinę parduotuvę. Bevažiuojant išgirdom operaciją, kad yra vienas sulaikytas į Kaunakiemio gatvėje. Atvažiavus kolegos paaiškino, kad kitas pasišalino ir krūmėse rado tašą sportinį. Atėjus su tarnybiniu šuniu prie tos vietos panaudojus, buvo rastas krūmose pistoletas, pirštinės, juodos spalvos, kaukės, mobilus telefonas. Paskui šuo pradėjo eiti pėdomis ir už porą šimtų metrų rado, už 50 metrų rado jaunuolį gulintį. Tuo metu buvo sulaikytas jaunuolis, pristatytas į Kauno miesto avatas, toliau tyrimui.